Sveiki mano draugai, tikėjimo broliai ir sesės, mano giminės, žmonės, kuriuo aš nepažįstu, žiūri šitą mano įrašą. Šiandien yra šeštadienis, Dievo palaiminta 7 savaitės diena. Diena, kurią Kūrėjas palaimino šio pasaulio kūrime. Tad visus sveikinu su šia nuostabia diena, būkite Dievo artume ir jo palaimoje. O šiandien noriu paskelbti Dievo svarbę žinią skirtą mūsų kartoms. Kodėl aš tai noriu padaryti? Nes savo Facebook'o paskyroje turiu net 1700 draugų ir tikrai tikiu, kad nedaugelis esate atvertę Dievo žodį, tyrinėję ten užrašytus žodžius ir ką nors girdėję apie šią Dievo žinią. O Dievo žinia yra labai svarbi, tai yra gyvenimo ir mirties klausimas kiekvienam žmogui. Nes Dievas prieš atlikdamas kažkokį veiksmą visą laiką perspėja žmogų, kad jisai turėtų laiko pakeisti savo gyvenimo būdą. Susitaikytų su Dievu ir pasuktų savo gyvenimą Dievo keliu. Ir žmonės, kurie išgirsta tą žinią, pasuka savo gyvenimą keliu, o kurie ignoruoja savo sprendimu, eina pražūties keliu. Tai kadangi žinia labai svarbi, visą savo šitą įrašą aš padalinsiu į 4 dalis, o po kiekvieno įrašo įdėsiu aiškinamąją laidą. Tai bus Walterio Faito ir Martino Smito laida. Jos trukmė, vienos laidos trukmė yra 1,5 valandos, tai yra gan labai plati ir svarbi tema. Aš pats taip neįsiplėsiu, dėl to ir dėsiu tas laidas, kad jeigu kuris norėsite išgirsti giliau, tai pasiklausykite tas laidas ir suprasite. Tai va, ir kad suprasti pačios žinios svarbą, kokia jinai yra svarbi, reikėtų mums sugrįžti į istoriją, nes Biblija tai yra pirmoji eilė, yra istorinė knyga, jinai papasako visą istoriją. Toliau yra Dievo charakterio atskleidimo knyga, blogio pažinimo knyga, ten susipažįsti, koks jis yra klastingas ir blogas, pranašyšių knyga ir aplamai galim mokomoji tiesiog knyga, kuri paaiškina žmogui, kaip sukuria žmogus santykį su Dievu žmoguje. Tai va, labai rekomenduoju kiekvienam atversti šią knygą ir pradėti ją skaityti. Tai va, tai reikia grįžti į istoriją, kad suprasti Dievo žodį, Dievo žinios svarbą. Ir grįžtame į tą prieštvaninį laikotarpį, kada žmonės gyveno iki tvano ir buvo sunaikinti tvanu. Tai istorija prasideda nuo Adomo ir Ievos, nuo jų nuopuolio, kada jie buvo jau neįvykdę Dievo įsakymą, jiems teko palikti Edeno sodą ir kurtis kažkur žemėje. Jų šeimoje gimė sūnus Kainas ir sūnus Abelis. Kainas užmuša Abelį, čia nesiplėsime į tą visą istoriją. Ir Dievas Kainą prakeikia. Ir iš Kaino gimsta labai nuodėminga žmonių karta. Toliau pas Adomą ir Ievą gimsta Setas. Setas yra Adomo panašumo, Dievu tikintis vaikas. Jo šeimoje gimsta sūnų, kurie veda Kaino giminės moteris ir taip susigiminiuoja ir tas blogis užvaldo ir Seto šeimą. Ir taip po visą žemę paplinta blogis, blogi žmonių darbai, nuodėmingi darbai, kurie labai skaudina Dievą. Ir tuo metu, kada jie gyveno, Adomas jiems taip pat skelbė žinią, kad jūs blogai elgiatės, dėl to jūs susilauksite Dievo rūstybės, bet žmonės nelabiau jo negirdėjo, labiau jį kaltino, kad visa tai yra per tave, nes tu neįvykdėjai Dievo įsakymo. Ir Adomui tekdavo sugerti visą tą kaltinimo srovę į save. Toliau buvo gimęs Henochas, tai yra dievobaimingas žmogus, kuris turėjo glaudų ryšį su Dievu, santykis buvo pas juos artimas ir reiškia, jisai tikėjo Dievu, vykdė Dievo valią ir taip pat skleidė Dievo žinią žmonėms, kad jūs turite atsisakyti savo blogų darbų, atverti savo širdis Kūrėjui ir eiti Dievo keliu. Tačiau jo taip pat žmonės negirdėjo. Ir laiko tėkmėje, kada Adomas buvo miręs nuo senatvės, o Henochas buvo paimtas pas Dievą, jam atsivėrė Edeno sodo vartai ir jisai pro juos įėjo. Tai buvo vienintelis pirmas žmogus, kurį Dievas pasiėmė gyvą dar pas save. Ir tada Dievas visoje toje nuodėmingoje žmonių kartoje atrado tik tai vieną teisę šeimą, tai buvo Nojaus šeima. Ir Nojus jisai papasakojo apie savo planą, kad jisai ruošiasi visą žemę užtvindyti tvanu ir taip sunaikinti visą blogį žemėje.
o jam davė užduotį statyti laivą. Ir Nojus šitą laivą statė 120 metų. Ir 120 metų jisai skleidė Dievo šitą perspėjimo žinią, kad jeigu jūs neįsižadėsite savo blogų darbų, jūs busite užtvindyti ir sunaikinti tvanu. Tačiau Nojum niekas netikėjo, nors jie ir matė, kad Nojus stato laivą. Jo netikėjo daugelis, netgi ateidavo pasižiūrėti, ką jisai daro ir klausdavo, kodėl tu tai darai, ir jis kiekvienam tai praneždavo. Ir kadangi žmonių tuo metu daug negyveno žemėje, tai ta žinia labai greitai tarp jų visų pasklido. Tačiau jie ignoravo tai, ką Nojus jiems sakė. Ir tvanas įvyko, visas blogis ir visi žmonės pražuvo, išskyrus Nojaus šeimą. Išsigelbėjo tik tai 8 žmonės. Nojus, Nojaus žmona, 3 jo sūnus ir sūnų žmonos. Tai va, žmonės girdėjo Dievo žinią, jie pasirinko jos neklausyti, jie visi pražuvo. Nojus išgirdo Dievo žinią, suprato Dievo planą, jis išgyveno. Taip ir dabar Dievas mūsų kartai atsiuntė žinią. Šią žinią jis atsiuntė per apaštalą Joną. Apaštalas Jonas buvo Jėzaus Kristaus mokinys, kuris ėjo kartu su Kristumi, matė visus stebuklus, išgydymus, girdėjo Dievo žodį, jis buvo kaip mokinys. Po Kristaus nukryžiavimo ir mirties ir prisikėlimo jis buvo apdovanotas šventa dvasia, ėjo toliau, skleidė Dievo žodį. Už tai, ką jisai darė, jisai buvo nuteistas ir ištremtas į Patmo salą, izoliuotas nuo pasaulio tam, kad jis neskleistų Dievo žodžio. Nes tuo metu jau buvo žmonių, kurie Dievo žodį naudojo savo reikmėm, turtėjimui ir valdžiai. Ir jiems kėlė didelius nepatogumus tie apaštalai, kurie skleidė tikrai Dievo žodį. Kaip pavyzdžiui, Stepanas buvo užmėtytas akmenimis mirtinai, apaštalas Petras buvo prikaltas prie kryžiaus, apaštalui Pauliui buvo nukirsdinta galva. Tai va tokios yra blogos istorijos. O Jonas buvo ištrimtas į Patmo salą, izoliuotas nuo žmonių. Ir Patmo saloje jie aplankė Dievas ir davė jam apreiškimą apie ateinančius įvykius pasaulyje. Ir šita žinia yra skirta mūsų kartoms, nes viskas, kas joje parašyta, dabar pildosi. Ir ta žinia yra atverta, tas supratimas yra atvertas mūsų kartoms. Todėl aš šią žinią ir noriu su jumis pasidalinti. Tai skaitysiu apreiškimo 14 skyrių, šiandien 6-7 eilutės, tai bus pirmojo angelo žinia, iš viso bus 3 angelai, kurie skelbia žinią, ir paskui dar patvirtinantis žinią. Ir Dievo balsas, kuris ragina žmonės, ką reikia padaryti. Tai pirmojo angelo žinia. Ir dabar Jono žodžiai. Skaitau apreiškimo 14 skyrių nuo 6 iki 7 eilutės. Ir aš pamačiau kitą angelą, lekiantį dangaus viduriu, turinti paskelbti žemės gyventojams, visoms tautoms, gentims, kalboms ir žmonėms amžinąją evangeliją. Jis šaukia galingų balsų, bijokite Dievo ir atiduokite jam pagarbą, nes atėjo jo teismo valanda. Nuolankiai pašlovinkite dangaus ir žemės, jūros ir vandens šaltinių sutvėrėją. Tai va, šita žinia jau yra skleidžiama, jinai yra nuo 1798 metų. Tai šita žinia jau žemėje skelbiama yra 226 metus. Kaip atsimenat, Nojus skelbė 120 metų, tai mūsų atžvilgiu Dievas yra kur kas kantresnis. Tai ir čia yra skelbiama, kad ši žinia yra skelbiama žemės gyventojams, visoms tautoms, visoms gentims, visomis kalbomis ir visiems žmonėms. Amžinoji evangelija, Dievo žodis. Kad ir jisai šaukia toliau, kad atėjo Dievo teismo valanda. Pagal Dievo žodį, Dievo teismas danguje prasidėjo 1844 metais. Tai reiškia, laiko daugiau nebėra. Atvertos visos žmonių bylos, nagrinėjimas, kiekvienas žmogaus pragyventas gyvenimas, tas visas jo visi darbai, ir nuo to sprendžiasi, ar eis žmogus Dievo kartu su Dievu ar ne.
Tai va, tai šitą žinia ragina mus visus susitaikyti su Dievu, sukurti ryšį su Dievu, pasukti savo gyvenimą Dievo keliu, nes kitaip Dievas ruošiasi visą žemę, visoje šitoje žemėje sunaikinti galutinai visą blogį. Ir jeigu tu būsi pasirinkęs blogio kelią, tu būsi kaip ir tie žmonės prieš tvaną buvo užtvindyti tvanu, čia bus sunaikinta ugnimi. Tai žinia yra labai svarbi. Tai va, ties šitą žinią aš noriu užbaigti šiandien šitą savo įrašą. Pamastykite ties tai, kas čia yra parašyta, ir po savo įrašų aš įdėsiu aiškinamąją laidą, kurioje jūs galėsite kur kas giliau suprasti šios žinios svarbą. O žinia tikrai svarbi. Kas sako, bijokite Dievo ir atiduokite jam pagarbą, nes atėjo jo teismo valanda. Nuolankiai pašlovinkite dangaus ir žemės, jūros ir vandenų šaltinių sutvėrėją. Būkite šioje dienoje Dievo artume, o mes susitiksime kitą šeštadienį antrojo angelo žinioje. Viso visiems iki.